Sveiki, kariai! Su jumis vėl nuotaikingos, žavios ir linksmos bataliono žinios. Vos spėja atsikvėpti po saldaus miego, visos kopos yra išbandomos rytinės mankštos lauke. Treneris Viršila Vytas pasirodė esąs negailestingas. Kas žino, ar netruks eilinių kantrybė ir jie nesurengs keršto plano. Bet nepaisant visko, bataliono kariai yra labai geros formos. Kiekvieną dieną stebina gera nuotaika, tvarkos palaikymu bei vienybė. Visą tai lengva pastebėti didžiojo žaidimo metu. O jis išties nebuvo lengvas. Reikalavo daug dvasinės, fizinės bei emocinės ištvermės. Pažiūrėkime. Ja, gerai. Dabar ateina kapitonas iš Žanos komandos. Muzika prašė išjungti nesusišnės. Im kitą nebevažiuoju. Iš tiesų, atkakli kova, o nugalėtojais tapo kuopa Žana. Sunku pratybose, lengva mūšyje. Su tokiu šokiu priešakyje kariai yra grūdinami apkasų išbandyme. Nėra visiškai, nėra lengva, o paaiškinti visiškai neįmanoma. Geriau pažiūrėkime. Tiek šį vakarą bataliono žiniose. Iki kitų susitikimų. Ate. Most I can. So many times that I've been close to rock bottom, trying to look for answers, but Taigi po sočių pietų mes aptikome šnipų kuopą ramiai ilsinčius apkasuose. Pabandysime juos pakalbinti. Sveiki, kariai! Sveiki visi, kaip jaučiate šiandieną? Labai gerai. Noriu pranešti mūsų žinių žiūrovams, kad šnipų kuopa yra beveik čempioniškiausia rungties bėgimo į apkasus. Jie jau laimėjo 2 kartus per mūsų bataliono gyvenimo istoriją. Sakykit, prašau, kaip jums sekasi? Galbūt atsakys kapitonas Aleksandras, prašau. Kaip mums sekasi? Bėgiot taip greitai? Taip. Mes naudojam Fastum gel.
Labai šaunu ir iš karto reklama Fastumgel visiems kitiems kuopos nariams. Taigi, o sakykit, kaip jaučiatės stovykloje? Kas atsakys, Vytai, kaip tu jauties šiandieną? Taip. Kokie ištamus atsakymai, kokie skambus žodžiai ir sakykit, kokie dar jūsų planai batalione? Labai ačiū šitą atsakymą. Papasakokite, o ką veikiate paprastai po pietų, apart to, kad miegate apkasuose? Miegame apkasuose? Toliau, pasakokite, dar pasakokite. Sakyk, ką tau sakiau. Sakyk, dabar. Trūksta dar biškį, mums reikia medžiagos, sakyk, ką mums. Miegam ir miegam. O gal Nefilmuokite operatorių. Labai ačiū kuopos vyrams. Malonu. Tikri čempionai, greitakojai, Fastumgeliai. Tikrai tiesiai iš apkasų jums. Specialiai su šnipų kuopa. Atsisveikinkit. Iki. Šiandien turime labai rimtą ligonį. Šiandien įvyko labai rimtas įvykis ir yra vienas labai rimtai sužeistas žmogus. Ir aš norėčiau kreiptis jūs, gal kažkas galėtų pakeisti sporto instruktorių. Mūsų viršylą Vytautą. Palaukite, aš galėsiu pranešti. Negalima keltis. Labą dieną, žiūrovai. Šiandien sporte buvo varžybos. Viškutį buvau sužeistas, bet aš tikrai galiu pranešti jums tas naujienas. Žaidė šnipai ir linksmieji kariai futbolą. Ir biški, atsiprašau, man biški po smūgio kažkaip galva, biški trukčiui. Ir dar žaidė 8 kuopą ir taikos kariai. Nu, tiksliai neatsimenu, kurie laimėjo, bet man rods, kad šnipai laimėjo kažkiek tai. Ir dar atsiprašau, biškutį žiūrovai, biški, palaukit. Ir kadangi žaidė 8 kuopą ir taikos kariai, jeigu aš tiksliai atsimenu, lyg tai 8 kuopą laimėjo, tai va, tokios žinios apie futbolą, o tinklinį žaidė moteriški kerzai ir kaušuchai. Tai laimėjo kaušuchai, o kalašnikės, nu, aš jom dar parodysiu, už čia tą, tai aš jom dar pašnekėsiu su jom, aišku, atskirai, ir kalašnikės ir neįlinių kuopą, tai laimėjo neįlinių kuopą, bet kalašnikės, nieko, aš. Gerai, baigiam, gulk. Viskas, žinios baigtas, viso gero. Laikas filmuot. Šiandien orai buvo nuostabus, nei per šilta, nei per šalta. Ateinančiomis dienomis laukiame škvalo. Kas nežino, aiškinu, kad škvalas tai toks gamtos reiškinys, kai lauke būti nelabai malonu. Palapinių kaimelyje numatomi gausus nuotaikų pasikeitimai. Tačiau temperatūra bus palanki geroms nuotaikoms. Oro temperatūra karštojoje zonoje išliks vis dar karšta. Patarimas laikytis ir turėti su savimi priešgaisrinės apsaugos priemonės. Pavyzdžiui, kaušukus.